kas jungia, kas skiria. Kaip sovietmetį virtuvėlė buvo tokia maža, kad šiaip tai reikėdavo gaminti po vieną, o ne šeimoje. Ane? Arba, pavyzdžiui, kokioje Amerikos virtuvė, jinai tokia didelė yra ir su tokiu baru, kad jinai yra, skatina, ne, tiesiog ateiti, bendrauti, ten tos makaronus, iš visų filmų, ne, virt kartu, ten šnekėti apie padažą ir taip toliau. Dėl to nebuvo terasų prie daugiabučių, tam, kad kaimynai nesusitiktų, nes nelabai gerai, kai susitinka ir propaganda ten gali ar ne veikti. Tai man atrodo, kad visur yra psichologija ir visą laiką istorija yra ta mokykla, kam jinai reikalinga, tam, kad mes žiūrėtume, kas buvo ir nekartotume tų pačių klaidų. Dabar kas kuria interjerą ir darbo aplinką? Gerbiami architektai, kuriate ir jūs, bet ne tik jūs, kur ir darbuotojai, ne? Kiek yra įtraukties, kalbant su kompanijų darbuotojais, į kokį biurą jūs norit keltis, kuriame miesto rajone norit gyventi, kas jums svarbu aplinkoje, kas svarbu, kad būtų šalia. Ar tai yra įprastos zonos, ar tai yra kažkokios tai naujos. Tai tas girdėjimas darbuotojų yra turbūt ta naujiena. Konkuruoja verslas ieškodamas tokių sprendimų ir turbūt tie, kurie pataiko, tie laimi.